tu gavai užduotį parašyti rašinį. Ir nieko nelaukęs, tu tiesiog pasiimi telefoną, įsijungi dirbtinį intelektą ir parašai rašinį su juo. Parašęs rašinį gauni 10, labai apsidžiaugi, bet ateis 12 klasė, gausi užduotį per egzaminą parašyti rašinį. Deja, tu nieko neparašysi ir egzamino neišlaikysi. O jeigu tu būtum viską daręs kitaip, gal kažkiek parašęs būtum gavęs 3, kitą kartą dar kažkiek parašęs būtum gavęs 6, dar kitą kartą 7, 10, bet užtat 12 klasiai tu tikrai išlaikytum lietuvių kalbos egzaminą.